O fenomenas yra tame, kad vat, būtent mes apie ją nekalbam, tarytum jinai neegzistuoja, jos vengiam, apie ją nėra edukuojama. Sako, nekenčiu, kai sulėkia visi kaip juodos varnos prie karsto. Sako, renkitės, ką norit, tik tai ne juodą. Juokiuosi, kad tada tokiu būdu nuėjo kažkur rekomendacijos dvasiniame pasaulyje, nes paskui pas mane stovėdavo, kas netingi prie tos lovos. Ir aš pat toksai, tas troškimas gyventi, kaip sakiau, jisai yra mums duotas kaip toks pats stipriausias troškimas. Bet, žinoma, nevaikštau ir nesakau labą dieną, aš mirties dula. Artimiesiems iš vis labai sunku sukaupti mintis, jie yra truputėlį kaip ir kitoj dimensijai. Jie pamiršta faktus, pamiršta vardus ir tai yra visiškai natūralu. Taip uždainuoju ir šiurpai per nugarą nueina, tai žinau, kad pataikiau. Jeigu nenueina, reiškia ieškam toliau. Aš numirsiu ir bus išjungta šviesa ir nieko nėra. Tai čia yra labiausiai prieštaraujantis mokslui būtent teiginys. Mirties tema jau sudarius pokalbį vieną ir tarp kitko labai populiarus gavosi peržiūrų prasme, nes mirtis pasirodo yra ta vieta, kur sako, gal čia visiems, gal kaip tik neaktualu, gal čia neįdomu, gal kažką, bet pasirodo ir aktualu ir įdomu pagal peržiūrų kiekį. Tai reiškia, mes prie tos skrinelės, kai liečiamės kažkokią, matyt, patiriam tą vietą, kurios nežinom. Tai labai įdomu atverti ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, Dovilė, kad sutikai atverti. Ir kad mes galim pasikalbėti šitą temą ir galbūt ir, nežinau, netokia lengva ta tema, kaip tu sakai, kaip į darbą. Žiūri šitą temą kaip į darbą? Ne, iš tikrųjų, tai mirties tema yra toks fenomenas, kad jisai iš tikrųjų tai yra aktualiausia tema pasaulyje, nes paliečia kiekvieną iš mūsų absoliučiai. Anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip. O fenomenas yra tame, kad būtent mes apie ją nekalbam, tarytum jinai neegzistuoja, jos vengiam, apie ją nėra edukuojama, nei kaip jai pasiruošti, nei kas vyksta po, nei ir apie pačius gedėjimus tiems pasiliekantiesiems, kokie yra tie išsiskyrimo procesai, kas padeda jiems įvykti, kas lengvina, o kas sunkina, kas yra lyg balzamas ant žaizdos, kas yra lyg druska ant žaizdos. Tai todėl ir kuo toliau besigilinu, tai tuo jinai yra įdomesnė ir ar sunkesnė, ne. Ji yra vis kiekvieną kartą yra šviesesnė. Man yra, jeigu daugybai žmonių mirtis asocijuojasi su pabaiga, tai man asocijuojasi su pradžia. Kas vyksta, kai žiūri į mirtį kaip į gimimą į naują pasaulį. Kas tada vyksta? Gimsta siela, išsilaisvina iš kūno, jinai gimsta į dvasinį pasaulį ir kas tada vyksta? Kaip jai toliau yra? Kaip mes tada einam tarytum tos pačios upės krantu paraleliai. Vienas yra vienam, artimas žmogus yra kitam upės krante. Kaip mes bendraujam, kas yra mūsų tiltai. Sapnai, per gamtos reiškinius, per mintis, kaip vyksta vedimas. Nes tas santykis, jisai vyksta toliau. Tai čia yra tokia neišsemiama tema, kuo daugiau giliniesi, tai tuo daugiau ir randi, kaip įvairias religijos tai žiūri, kaip jos žiūri vienodai, tik kitaip įvardyja galbūt, priklausomai nuo to, kokioj mes gyvenam kultūriniai terpiai. Tai galim pradėti nuo rūbų. Tu sakai, čia mano rūbas, tą, kurį aš naudoju procesui šitam. Aš dabar kuo daugiau stebiu, tai matau raštus, matau spalvas. Yra kažkokia tame reikšmė, kad yra tie raštai, yra tos spalvos. Iš tikrųjų, tai aš turiu kelis tos rūbus.
Bet šitas yra pasiūtas iš rankų darbo austinės kapos, jos būdavo naudojamos būtent per laidotuvės uždengti veidrodžiams namuose. Esu mačius. Ir arba po karstu patiesta. Tai vat visuose namuose tos moteris, kurios ausdavo, jos ausdavo ir tas kapas uždengti lovoms ir kitus dalykus. Ir specialiai būdavo išsiaudę laidotuvių va šitas kapas. Tai iš tikrųjų kiekviena jų turi, tie raštai turi labai daug simbolinių reikšmių. Aš jų nežinau, nesigilinau iš tikrųjų, bet žinau, kad jie yra ir būtent vieni yra vestuvėms, kiti yra laidotuvėms, treti yra vėl tenai kitoms gyvenimo progoms ir gyvenimo kitiems virsmams. Tai va čia yra iš laidotuvių. Ir apie pačią pradžią, jeigu kalbant, kaip tave patraukė ir galbūt buvo kažkoks įvykis, kuris tave priartino prie to palydėjimo žmogaus į tą anapilinį gyvenimą. Šiaip visą laiką sakau, kad tai buvo nuo mamos mirties prieš 5 metus, jau dabar prieš 5,5. Mama labai sąmoningai ruošėsi mirčiai ir labai sąmoningai mums sakė, ką ji norės per laidotuvės, ko ji nenorės, ko ji norės ant kapų, kad būtų sodinama, ko ne. Ji, pavyzdžiui, pasakė, kad mes gink Dieve nesirengtumėm juodai, o ypač ne juoda balta, nes tai buvo jos pats nemėgstamiausias spalvų derinys ir spalva. Sako, nekenčiu, kai sulekia visi kaip juodos varnos prie karsto. Sako, renkitės, ką norit, tik tai ne juodą. Ir kadangi mama buvo mezgėja, jinai buvo apmezgusi visą giminę savo rankų rūbais, rankų darbo rūbais, tai mes visa giminė, visi vaikai, anūkai apsirengėm spalvotai, visom vaivorykštės spalvom, jos megztais rūbais. Ir va taip giminė atrodė prie... Sugebėjot kažką nustebinti? Tai kažkaip nebuvo mums čia stebinimui skirta, mes tiesiog vykdėm mamos valią, bet iš tikrųjų gerai jautėmės visi, kad mes taip atrodom, o ne juodi. Kažkaip nei vienas nemėgsta ten tos labai juodos spalvos. Paskui ji dar pasakė, kad tik gink Dieve nekviestume tradicinių giedorių. Paprašė, kad man reikia tik mano angelų choro. Ir jinai turėjo omeny, mes esam 3 seserys, giedam 3 balsais ir kad tik tai mes giedotumėm. Sakau, aha, tu pabandyk. Per savo mamos laidotuvės neįmanoma yra giedoti. Bet kažkaip būdavo tokių momentų, kai kažkaip verki, viskas graudu, ateina ramybės toks laikotarpis ir tada tiesiog atsisėdam ir kažką padainuojam, kažką pagėdam, tas, kas ateina, nebuvom kažkaip pasiruošę. Paskui po metų iškeliavo tėtis, dar po pusmečio švogeris ir taip gavosi, kad jau mes ir patys nebenorėjom tų tradicinių giedorių, net į mintį į galvą nešovė. Ir tada kažkaip draugai, kurie atėjo į mūsų tėvų laidotuvės, kai jiems iškeliaudavo tėvai, sakydavo, Dovilė, mes norim taip palydėti, kaip jūs palydėjot savo tėvus, o ar tu galėtum padėti. Ir taip kažkaip nuo to tai buvo tokia sniego gniūžtė. Iš tikrųjų, jeigu bandau atsukti, nuo kurio momento mano gyvenime mirties tema mane lietė arba vedė, arba jaukinosi ta mirtis mane, kaip čia be pavadinsi, tai galiu nueiti iki pat vaikystės. Nueikim. Trumpam bent jau nueikim. Vaikystėje buvo pirmos mano laidotuvės, mano auklės laidotuvės, kur aš visiškai ramiai sėdėjau prie karsto ir mes ten kalbėjomės ir taip natūraliai visiškai žiūrėjau. Man buvo kokių 6-7 metai. Bet po to aš labai kažkaip išsigandau jau grįžusi namo. Ir
Nuo to laiko pradėjau paniškai bijoti visko, kas susijęs su mirtimi. Po kurio laiko mirė mano močiutė, tai aš iš to strioko, kad man reikės važiuoti laidotuvės, man užkilo didžiausia temperatūra ir mane tėvai paliko. Ir taip visą laiką. Ir tada ta baimė, jinai tiesiog augo, aš paskui jau bijojau eiti ir į kapines, net ir per vėlines, net yra apšviestas, net ir kažkur mirusiųjų nuotraukų. Viskas, kas buvo susijęs su mirtimi, man kėlė žiaurę baimę. Čia yra natūrali tikriausiai, pati natūraliausia iš tikrųjų žmogaus reakcija, kadangi pats didžiausias instinktas yra gyventi ir visom jėgom išsilaikyti tam gyvenime, tai mirtis dažniausiai mums kelia baimę, tokia pati natūraliausia galbūt reakcija. Bet paskui, kai aš jau buvau paauglė, aš ruošiausi tapti vargonininke ir mane pradėjo kalbinti senieji, va tie giedoriai laidotuvių, kad aš vaikščiočiau su jais. O aš tuo metu ir folkloru labai domėjausi, ir vargonais. Ir jie vat pagavo, ir iš pradžių, kai kvietė, tai sakau, jūs gal išprotėjote, aš paniškai bijau iš vis bet ko, kas susiję, ir nėra tokios jėgos, kuri mane nuvestų į laidotuvus, kad aš savo norą eičiau. Bet jie tada užkabino mano dvi silpnas vietas. Visų pirma pasakė, kad tai jeigu jaunimas neišmoks mūsų šitų giesmių, tai jos visos ir dings, čia yragi paveldas. O antra, jeigu tu nori būti vargonininkė, tai kaip tu laidotuvės ir visa kita, čia bus natūralus tavo darbas. Ir tada aš su didžiulė baime nuėjau pirmas laidotuvės su jais pagėdoti, ir tada kažkiek jau kai pavaikščiau, tada supratau, kad visai čia nieko tokio. Ir tada mirė senasis vargonininkas, kuris mane palydėjo, ir aš pirmą kartą tada paliečiau mirusį žmogų, ir dingo tokia vat kažkokia didžiulė baimė. O pirmas toks keistas galbūt mano patyrimas buvo, kai mirė mano draugė ir po kažkiek laiko po laidotuvių aš guluosi į lovą ir jaučiu, kaip jinai stovi prie manęs. Nematau jos, negirdžiu, bet tiesiog jaučiu visą savo esybę, kad jinai stovi, ir žinau, kad jinai stovi. Aš taip kaldrą ant galvos sakau, Genutė, tu manęs negąsdink, aš užsakysiu už tave mišias. Bet kitą dieną kažkaip įsisukau į tos darbus ir pamiršau, vakare vėl jinai man stovi. Ir taip visą savaitę, pakol aš neužsakiau mišių, taip jinai vis ateidavo ir primindavo, kad jai iš manęs vat kažko tai reikia. Ir tada tai juokiuosi, kad tada tokiu būdu nuėjo kažkur rekomendacijos dvasiniame pasaulyje, nes paskui pas mane stovėdavo, kas netingi prie tos lovos, ir aš pastoviai turėdavau užsakinėti mišias. Tai buvo toksai laikotarpis, kai reikėdavo man labai daug užsakyti mišių. Ir iš tikrųjų iki šiol tai yra stipriausia pagalba, kurią aš esu patyrusi, ką mes galime padaryti mirusiesiems, kai jie eina per kažkokius slenkščius vidinius ar kažkokias, nežinau, sprendžiasi kažkokias problemas ir vyksta kažkokie procesai, kur jiems labai reikia mūsų maldų, pagalbos tokios. Arba dėmesio netgi. Ar tokio dėmesio, čia viskas susiję, mūsų energijos galbūt, nes iš tikrųjų taip kaip mirusieji mus iš anapus globoja ir veda ir padeda, ypač jeigu mes to paprašome, nes jie turi labai didelių galių, bet tik su sąlyga, kad mes turim paprašyti. Taip pat kaip ir angelai. O mes jiems irgi padedam savo maldomis. Tas, kaip minėjau anksčiau, tas santykis, jisai tęsiasi ir jisai yra abipusiai reikalingas mūsų dvasinėme vystymėse, tiek čia gyvenantiems, tiek gyvenantiems anapus. Aš vengiu žodžių mirusieji, nes jie yra gyvieji, tik tai kitoj dimensijoje. Tai ir tas dulos vaidmuo, dula tai kaip tarpininkas, ar ne, toks mediumas per vidurį, tas, kuris padeda. Šiaip dula iš graikų kalbos yra tarnaitė.
ta, kuri tarnauja, padeda. Tai šiaip dula yra ta, kuri padeda per gimdymo procesus ir ji turi irgi dirbti su abiem pusėm, su motina ir su kūdikiu ir padaryti, kad tas procesas būtų kuo mažiau skausmingas ir kad jisai įvyktų teisingai, kad liktų ir sveika mama, ir sveikas kūdikis. Tai mirties dulos vaidmuo yra irgi padaryti tą procesą, tą atsiskyrimo procesą, tą gimdymą į kitą pusę, irgi kuo mažiau skausminga ir jeigu viskas įvyksta gerai, abi pusės yra ramios. Ateina va tokia ramybė. Ir dažnai, kai aš klausiu, kitą dieną vat mes per šermenis padarom tokių daug palydėjimo procesų, visokių, galėsiu apie tuos ritualus papasakoti. Ir kitą dieną, kai klausiu artimųjų, kaip jie jaučiasi, jie sako, kad kažkaip nurimau, kažkaip vat man ramiau, kažkaip vat taip vakar išsiverkiau ir taip atsakei man į visus klausimus ar kažką tai, viską užgirdau, ką man reikėjo, nors visi užgirsta. Aš dažnai klausiau, kas vat, tau labiausiai įstrigo. Tai labai skirtingi dalykai žmonėms įstringa ir skirtingus jie turi klausimus ir skirtingi atsakymai. Bet jeigu jie tai pasako, tai tada aš žinau, kad viskas įvyko teisingai. Tai klausimai kyla žmonėms dažniausiai. Tie klausimai, tai galbūt vieniems yra kaltės jausmas. O kas būtų jeigu? Ar jeigu aš kažką būčiau padaręs kitaip, galbūt būtų gyvas? Kodėl taip įvyko? Ir tai nepaisant amžiaus turbūt žmogaus, ne? Ne, nepaisant amžiaus. Net ir jeigu tai yra senučiukas 97 metų, vis tiek sako, galėjo dar pagyventi. Niekada nėra tokio laiko, kai jau sako, užtenka jau. Vis tiek dar būna, dar vieną dieną, dar vieną įkvėpimą. Vat toksai, tas troškimas gyventi, kaip sakiau, jisai yra mums duotas kaip toks pats stipriausias troškimas. Ir kažkokia mintis man dabar dar pabėgo. Kokie tie klausimai dar būna? Kokie tie klausimai? Tai va, kas ramina tos galbūt kaltės ypač jausmą? Tai visuomet ir vienoj, ir kitoj pusėj, ta prasme, ir pas išeinantį, ir pas pasiliekančiuosius yra daug labai kaltės klausimų. Tai yra pirmas žingsnis, atleidimo žingsnis, ir vieni ir kiti turi labai daug reikalų šitoj temai, daugiau ar mažiau. Nes visuomet yra tokios mintis, kad galėjau kažką kitaip padaryti, galėjau kažką kitaip pasakyti, galėjau kažko nepadaryti, nepasakyti, arba galbūt kažko nesuspėjau, ką norėjau. Tiek ir, kaip sakau, tiek ir pas išeinantį, tiek ir pas pasiliekančiuosius. Ir jeigu mes įsileistume į tą tokį minčių akligatvį, o kas būtų jeigu, ir jeigu aš būčiau kažką padaręs, ar tai būtų kažką pakeitę ir taip toliau, tai mes galim metais neišeiti iš to tokio uždaro rato. Ką tu padarai, kad jiem palengvėja per vieną dieną? Pasakau tai, kad tai yra minčių akligatvis, kuris gali labai lengvai traukti. Ir pasakau priešnodį, o priešnodis yra dėkingumas. Dėkingumas už viską, kas pavyko. Ir tam žmogui, kuris išeina, ir tam žmogui, kuris yra santykyje su tuo žmogum. Kad dabar yra laikas palikti visus akmenis pakelėj. Dabar laikas kristi, numesti visus tos balansus, viskas, kas nepavyko, viskas buvo pamokos. Svarbiausia, ko išmoko, kas pavyko. Dabar susikoncentruojam į tą šviesą, į dėkingumą. Dėkingumą.
Ir kažkaip tai ir yra atsakymas labai daugeliu atveju, ypatingai mirties akivaizdoje, bet ne tik. Ir galima žmogui pasiruošti ir tam išeinančiam, ir tam palydinčiam. Ar tau teko susidurti su tuo, kad padėti, kad jie nepatektų į tos akligatvius, kad jiems būtų lengviau, ramiau priimti, kad mes tik nebijotumėm. Čia labai labai individualu iš tikrųjų. Vieni paniškai bijo savo mirties, kiti yra tekę važiuoti pas mirštantį žmogų ir jinai sako, tu man papasakok, kaip atrodys mano laidotuvės, ką tu darai, kaip atrodys šermenys, kaip atrodys mano laidotuvių diena. Susitarėt kažkokius Jo, dalykus. kokias dainas tu nori dainuoti, kokias giesmes. Pagiedu jai, padainuoju, paklausiu, kas yra jos mylimiausios dainos. Papasakoju viską, sako, va dabar aš jau rami. Jau žinau, kaip čia bus gražu ir dabar jau visus klausimus. Arba paklausia, o kas bus po to? Kaip žmogus jaučia tą ateinančią mirtį? Tai žiūrint staigios mirties galbūt ir žmonės nejaučia, bet aš manau, kad visi daugiau ar mažiau jaučia, tik tai čia yra gebėjimas skaityti ženklus arba juos ignoruoti, kuriuos mes išsiugdome per gyvenimą arba ne. Ta intuicija, ar ten tau reikia eiti, ar nereikia, arba... O galbūt kažkas dalinasi, kaip tas pojūtis atrodo, gal gali pasidalinti? Ne, gal nėra man tekę taip tiesiogiai. Ta žmogus, ta moteris, apie kurią pasakoju, tai jinai sirgo vėžiu, tai tie žmonės turi laiko, kaip ir daugiau pasiruošti. Mano mama irgi taip pat irgi turėjo to laiko, kai jinai jautė, kad tai artėja ir jau prieš pat išvežant ją į reanimaciją jinai sako, tai jau mirštu. Ta prasme, arba uošvienė mano irgi taip žiūri pro langą, o dukra sako, ką mamytė taip žiūri, sako, su Jėzum kalbuosi. Jau jinai jau viena koja buvo tam pasaulyje ir jautė. Labai gerai, kai tą sąmonę lydite žmogų iki pat išėjimo ir jisai gali jausti tos dalykus, bent jau kiek galima ilgiau, nes būna žmonių, kurie nepasiseka taip ir kurie be sąmonės gyvena gana ilgą laiką, bet gyvena dar. Čia labai labai individualu. Taip kaip nėra dviejų identiškų gimdymų, taip ir nėra ir dviejų identiškų išėjimų arba pasiruošimų. Čia iš vis nuo sąmoningumo gyvenime priklauso. Ar mes einam sąmoningai per gyvenimą, ar ieškom tos sąmonės savyje ir kas vyksta su manimi, kas vyksta su kitu, kas vyksta po, koksai yra kiekvieno individualus ryšys su dvasiniu pasauliu. Čia jau kaip pavadinsi, kas vadina visatą, kas vadina Dievu, ant gamtinėmis jėgomis ir taip toliau, tai čia jau mažiau svarbu. Bet ar jisai iš vis turi tokį ryšį su dvasiniu pasauliu kaip po tokiu? Ar jam atrodo, kad va, išjungiau šviesą ir nieko nebėra? Nors va šitas požiūris, nors jie sako, kad mes tikim mokslo ir religija čia yra tamsuolių reikalas, mes tikim mokslo ir aš žinau, kad va, aš numirsiu ir bus išjungta šviesa ir nieko nėra. Tai čia yra labiausiai prieštaraujantis mokslui būtent teiginys. Kadangi mokslas jų truputį daugiau pažengė šitą vietą. Pagrindinis fizikos dėsnis sako, kad niekas iš niekur neatsiranda ir niekur neišnyksta. Tai jeigu mes visą gyvenimą kaupiam sąmonę, kaupiam tą dvasinį pasaulį, jį ugdėm, tam tikras savybės ir taip toliau, tai kur tada visą tai dingsta? Minėjai apie ženklus. Sakai, vat, jeigu žmogus klausosi, girdi, mato, kaip tie ženklai atrodo, kai jie ateina, kai tu sakai, kad pataikai ir girdi, arba jauti,
kas geriau tiktų tam žmogui, kurio, nu, galbūt neteko palydėti prieš mirtį, bet teko jau susidurti po to su jo artimaisiais ir kaip vyksta tas ženklų atpažinimo procesas. Man tai vyksta taip, čia kiekvienas tikriausiai turi savo būdus. Man vyksta taip, kad kai man pasako mirusiojo vardą, aš su juo jau susijungiu. Mintise pasisveikinu, va, aš tave palydėsiu, eisim dabar per šitą procesą kartu, kuo galiu tau padėti, ką tu nori, kaip tu nori. Ir būna, kad pasako artimieji, kokia buvo mylimiausia daina arba mylimiausias stilius. Dažnai neatsimena, nes iš tikrųjų artimiesiems iš vis labai sunku sukaupti mintis. Jie yra truputėlį kaip ir kitoj dimensijai. Jie pamiršta faktus, pamiršta vardus ir tai yra visiškai natūralu. Taip kaip gimdanti moteris jau yra ant to slenksčio, ar ne? Tai ir artimieji labai dažnai pamiršta visokius dalykus, bet tada aš atsisėdu, dainuoju kažkokias dainas, jau dabar turiu sukaupus visą, vartau ir žiūriu kažkaip, pagal pajautimą. Ir jeigu uždainuoju ir šiurpai per nugarą nueina, tai žinau, kad pataikiau. Jeigu nenueina, reiškia, ieškam toliau. Tai vat mano toksai yra atpažinimo būdas, bet arba dažnai būna, galiu papasakoti tokį atvejį, kad pasakė man, kad buvo keistuolių dainos buvo pačios mylimiausias. Sako, neatsimenu ką, bet mes pastoviai keistuolių teatro šitą diską visas keliones imdavomės. Ir aš pradedu googlintis, kokios yra tos keistuolių dainos. Žmogus buvo labai su muzika susijęs, mecenatas muzikos ir taip toliau. Ir man iškrenta daina, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ir galvoju, be ryšio, visiškai be ryšio, kažkaip, tai per drąsiai čia, kad tipo scenos uždanga. Ir va, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Bet vis tiek jinai ta daina man vaikšto. Gerai, galvoju, aš ją pasiruošiu, o paskui pasiruošiu kažkokią alternatyvą, o paskui jau artimieji išsirinks tada. Geltonų plytų kelias irgi. Galvoju, brač, kad irgi kaip ir per ryškų čia jau tom laidotuvėm šitą dainą. Bet irgi pasiruošiu alternatyvą, atsivežu, parodau. Oi, čia šita tai buvo mylimiausia, šita tai būtinai. Oi, ir šita irgi būtinai. Va, geltonų plytų kelias buvo vaikystės daina, nes aš parenku 7 dainas, kurios apdainuoja visą žmogaus gyvenimą, nuo kokia jo buvo vaikystės daina, kokia jo buvo meilės daina, kokia motinystės ar tėvystės daina, jo profesijos, jo savybių, viską, kas apibūdina ir paskui pabaigoje atsisveikinimo daina, irgi pagal tai, kaip žmogus išėjo, ar jisai ilgai sirgo ir kankinosi, ir jau artimieji tam tikrą prasme jau laukia, kad jau tik tai nustoto kankintis, ar tai buvo staigi mirtis, ir tada vėl vienas pas mus Zarasuose išėjo šokdamas per šokių repeticiją, tai buvo paskutinė daina apie šokį. Tai vat tokį darau gyvenimo apdainavimą. Ar tą papurį atlieki pati, ar tai būna tiesiog įrašai? Ne, pati. Įrašai būna, kai kada žmonės, aišku, leidžia tas įrašus to žmogaus ir šiaip, ką jis mėgo, bet įrašai dažniausiai būna tokie trankus, skambus, nelabai tinka tuo metu. Galvoju, kad gali būti tokie labai kontrastingi. Jo, kai dainuoji ramiai su gitara, lėtai, dažniausiai lėčiau negu visada, tai tie žodžiai visai kitaip suskamba ir melodijos. Ir kas yra pagrindinė užduotis, tai sukelti vaizdinius, kad žmonės, kurie
sėdi per šermenis ir klauso va šitų dainų, kad jiems kiltų vaizdiniai, prisiminimai, nes mirusysis jau neturi nei klausos organų, nei regos organų, jis negirdi ir nemato, bet jisai mato tiesiogiai tuos vaizdinius, kuriuos mes viduje sukeliam. Jisai kaip kokiam ekrane. Ir jisai tada dar kartą Išgyvena. pasitikrina, išgyvena, kas buvo mano gyvenimo esmė, ką aš palieku žmonėse, kokias aš pamokas palieku, kokias pamokas aš pasiimu su savim, kokias savybės aš išsiugdžiau. Čia buvo toks juokas, ne juokas. Dukrai mano ketvirtajai jaunėliai buvo gal kokie 5-6 metukai. Ir jinai atbėga tokia susirūpino, sako, mama, o kaip aš tave atpažinsiu, kai po mirties, kai jau mes būsim angelais, kaip aš tave surasiu, taigi ten bus tiek daug angelų ir dvasių ir visko, kaip aš tave atpažinsiu, ar tu turėsi tą patį veidą? Aš sakau, aš neatsimenu, kaip yra, aš nežinau, kaip kas bus. Tai čia dar buvo jau, ta prasme, prieš 10 metų aš tada dar neužsiėmiau mirties tema iš viso. Ir jinai visą dieną tokia susirūpinus vaikščiojo, vakare sako, aš jau žinau, aš tave atpažinsiu pagal tai, kad tu visą laiką ieškai tos gerosios pusės. Ir mano sesė, kuriai papasakoju, jinai sako, brač, aš 30 metų studijuoju antroposofiją, kad sužinoti, kad po mirties mes pasiemam tik savybės, kurias mes išsiugdėm per gyvenimą. O šitą, sako, Pirdžius jau iš karto žino, jau turi tą žinojimą, kad va, jinai atpažins mane pagal savybės. Tai vat, po mirties tas pirmas žingsnis mirusiojo yra gyvenimo peržvelgimas, tokia gyvenimo panorama, įsisąmoninimas viso to gyvenimo, kas buvo esmingiausia, kas buvo prasmingiausia. Minėjai, kad yra kažkas, kas maišo žmogui, nepadeda išeiti. Pačiai pradžiai kalbėjai apie tai, kad yra dalykų, kurie apsunkina tą išėjimą. Galbūt, kaip tu sakai, tavo mama sakė, nenoriu tų giedorių. Tai yra, atrodytų, labai sena tradicija, bet taip giliai įmeta į tą apverkimą ir savotiškai žmonės kažkaip naudodavosi tuo, kad ten labai giliai išsiverkti, įkristi į tą būseną ir paskui kažkas galbūt palengvėdavo tame, aš nežinau. Bet kiek senųjų tradicijų išlikę tame, ką tu darai ir ko geriau, tau atrodo, nenaudoti išlikę? Žmogaus virkdinimas yra viena iš funkcijų, taip, kad jisai išsiverktų. Aš atsimenu, tėtis per mamos laidotuvės. Kažkaip mes ten ilgai negalėjom giedoti ir paskui vakare taip užgiedojom ir tėtis sako, 3 dienas akmenį nešiojausi širdį, kol mama mirė, kol ten buvo pašarvojimas, kol kitas sako, tik o jūs, sako, pramušėt man ir sako, tada tik tai galėjau išsiverkti. Tai išsiverkimas yra labai gerai, tik tai tas verkimas turi skirtingus atspalvius. Ar tu tuo verkimu krenti į duobę, ar tu nusiplauni, paleidi ir pakyli aukštyn. Tai dabar tiesiog keičiasi žmonijos sąmonė, žmonių sąmonė, visą laiką nuo krikščionybės pradžios, kokie žmonės buvo, ar ne, kaip jiems reikėjo paskui autoriteto ir kur kunigai tik tai mokėjo skaityti ir iš viso, dabar jaugi visi turi priėjimą ir taip toliau. Tai žmonijos sąmonė keičiasi ir pagal ją turi tos tradicijos irgi keistis, nes tradicija nėra vertybė pati savaime. Ji yra vertybė tada, kai veikia, kai
tu darai kažkokį pasikartotiną veiksmą, kuris matai, kad veikia. Bet jeigu tu darai tik dėl, kad darai, bet tu savo kenki, tai tada nėra prasmės. Tai vat su tais giedojimais aš manau, kad daug amžių tos giesmės padėjo. Taip žmonės gyveno, taip jie mąstė. Jie kalbėjo rožančių ten kiekvieną dieną. Tai tada ir per laidotuvės tas rožančiaus kalbėjimas, tai yra ta mūsų mantra, mūsų kultūrinėje juostoje. Visos religijos turi savo mantras, tos pasikartojančius žodžius. Tai tada jos padėdavo. Dabar žmonės, kurie nekalba rožančiaus kasdieną, ir tu atsisėsk ir su juo pradėk kalbėti rožančio, jisai tiesiog siutina, jis neramina, jisai veikia visiškai priešingai, negu tu nori pasiekti. Tai arba tos pačios giesmės, net bažnyčia pakeitė liturgiją, buvo pagrindinė viena giesmė, kur aš mokinausi tada paauglystėje ruošdamasi būti vargonininkė. Gelbėk mane viešpatie nuo amžinosios mirties, tą siaubingą dieną, kada ims drebėti dangus ir žemė, kai dangui liepsnojant eisi pasaulį. Koks yra Dievo įvaizdis? Nu toks perkūnas, su žaibais, su perkūnais, jau kaip ateis, jau kaip visus dabar čia išguldys ir drebėk žemė ir toksai, žemės drebėjimo ar ne įvaizdis. Tai dabar pati bažnyčia išėmė jau tą giesmę iš liturgijos, kadangi Dievas yra meilė, Dievas yra ramybė. Tai ir visos giesmės yra pasikeitusios, niekas tų ir net nebegėda. Būna dar kaimuose kokie seni klebonai užgėda, bet Tradicijos. jo. O vat kas dar be raudų galėtų apsunkinti tą procesą? Aš manau, kad tai yra, kodėl yra pasakoma paskutinė valia. Todėl, kad kiekvienam žmogui veikia kažkas kita. Ir tai yra laidotuvės šermenys, tai yra paskutinė to žmogaus šventė žemėje. Ir ji turi būti apie tą žmogų ir jam. Ne ką žmonės pasakys, ne ką ten kunigas pasakys, o jeigu kunigo iš viso nėra. Tai kai mane kviečia žmonės, kurie gimė Tarybų sąjungoje, gyveno, buvo komunistų partijos nariai ir taip toliau, paskui atėjo tas perversmas. O jie nepersivertė, jie buvo ištikimi savo idealams, savo įsitikinimams ir jie prieš mirtį sako vaikams: aš nenoriu atrodyti per laidotuvės išverstas kūris, man nekviesk kunigo, man negėdokit šitų visų liturginių giesmių. Tai, kas atrodytų turėtų padėti tam žmogui, jam gali pakenkti, nes jam priešinsis jo visas vidus. Ir tada mane žmonės kviečia ir sako: padainuok. Nes mes norim sakraliai palydėti, gražiai, pagarbiai, bet be liturginių giesmių. Tai tada prie kapo duobės tik su kankliam, tarkim, pagroju. Arba padainuoju kažką tokio, kas tam žmogui patiko, kas jam buvo tas dvasinis pakylėjimas. Nes kas yra malda? Malda yra dvasinis pakylėjimas. Tai kiekvieną žmogų pakylėja kažkas kita ir kažkas kita erzina. Kokių paskutinių valių įdomesnių esi girdėjęs? Dabar, kas pirmas šauna į galvą, tai gal pati įdomiausia daina, kurią prašė man padainuoti. Tai buvo tokia močiutė, kurios dukra jau 12 metų gyveno Puerto Rike, buvo ištekėjusi už puertorikiečio ir ta močiutė pastoviai važinėdavo pas dukrą į Puerto Riką ir labai pamilo tą kraštą. Jos paskutinė valia buvo išbarstyti jos pelenus Puerto Rike, kad dukra palaidotų, kai netgi pusę Palangoj ir pusę Puerto Rike, kad per vandenyną vis tiek ten viskas susijęs, kaip jinai nori, bet jos pusė širdies buvo ten, pusė ten. Ir šeimos noras paskutinę giesmę buvo dainą padainuoti: ai, 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 Puerto Rico.
Ir išverčiau aš tą dainą iš ispanų kalbos, tiksliau neišverčiau, o pritaikiau, kad jinai tiktų laidotuvėms. Ir tai buvo, ko gero, pats stipriausias atsisveikinimo daina, nes visa salė dainavo, visi jos draugai, visi jos vaikai dainavo su manim kartu šitą dainą, tai ir verkėm, ir juokėmės, ir šiurpai ėjo tokia didžiulė emocija. Tai vat. Aš panašus senai buvau laidotuvėse. Aš dabar klausausi ir matyti aš kažkur tikrai atsilikus nuo šito proceso, nes skamba tai labai fantastiškai gražiai. Ir aš manau, kad mes ne veltui virstam, kad įvirstumėm į tai, kaip tu sakai, pagal tą laikmetį, kurį mes esam. Ir tada klausimas, kokį galbūt jauniausią žmogų teko išlydėti. Jauniausia tikriausiai 24 metų. Vaikų neteko, niekada nekvietė manęs. Gal ir ačiū Dievui, iš tikrųjų nelabai žinočiau, kaip reikia ką reikėtų daryti, neturiu patirties tame. Bet 22 ir 24 metų reikėjo. Tai kai tėvai laidojo savo vaikus, savo sūnus, vienas buvo savižudis, kitas sirgo nuo vaikystės. Tai va tada pirmą kartą, kai pas savižudį pakvietė, naudojau 7 žingsnius pagal 7 sakinius Jėzaus pasakytus ant kryžiaus. Kai jisai mirdamas pasakė tuos 7 sakinius, ką jie simbolizuoja, kokie tai yra vidiniai žingsniai ir kas juos padeda. Tai kaip pirmas Jėzaus sakinys buvo Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai čia tas atleidimo žingsnis, apie kurį jau mes kalbėjom. Ir paskui 7 kiti sakiniai. Tai aš labai galbūt pasakoju taip nesklandžiai. Iš tikrųjų, gal reikėjo pradėti nuo to, kad žinoma, prie to visko aš prieinėjau gana ilgai ir va taip chaotiškai, kaip aš ir tau pasakoju, bet dabar turiu susidėliojusi tokią struktūrą, tokius rėmus, kurie veikia, bet šiuolaikiniams žmonėms. Tik taip pritaikau pagal turinį, pritaikau pagal žmogų. Tai šermenų vakarą, tai yra laidotuvių išvakarėse, yra apdainuojamos, apkalbamos, apmąstomos, apgiedamos, apgrojamos 2 žmogaus gyvenimo dalis - praeitis ir dabartis. Tai praeitis yra tos 7 dainos, jos būna su pasakojimais, pavyzdžiui, kokia yra vaikystė ir taip toliau. Ir tada skamba ta daina. Tada pasakojama apie meilę, kada jisai tą meilę sutiko, kiek metų kartu išgyveno, tarampampam. Ir tada daina. Tai čia yra pirma dalis apie žmogaus praeitį, antra dalis apie dabartį. Tai dabartis yra tas išsiskyrimo skausmas, kurį tuo metu labiausiai visi išgyvena. Kodėl niekas nemėgsta eiti į laidotuvės, nes tas skausmas yra vyraujanti emocija. Ir skausmo natūraliai mes visi vengiam, bijom. Tai tuo metu sakau, pasakoju apie tuos 7 sakinius, nes Jėzus, būdamas ne tik Dievu, bet ir žmogumi, kentėdamas tuos pačius visus fizinius ir dvasinius skausmus, kuriuos kenčia kiekvienas išeinantysis ir kiekvienas išlydintysis artimą žmogų. Tai jis pasakė 7 sakinius, kurie yra kaip patarimai, kaip tokie žingsniai, kuriuos mums reikėtų atlikti, kad tas procesas įvyktų kuo sklandžiau. O laidotuvių dieną tada jau giedu ir aptarinėju, apmastau ateitį. Kas vyks su išėjusiuoju, kas vyks su mumis, kokie yra komunikacijos būdai,
kaip mes galim vieni kitiems padėti ir tada giesmės prašančios dvasinio pasaulio globos būtent ir vienai pusiai ir kitai pusiai, kad jie kuo labiau nurimtų. Tai va čia yra tokios 3 dalis, kurios dabar pas mane 3x7, tokie, kur man susidėliojo vat, per šitos 5 metus palydinti įvairius žmonės. Tu esi kūrybiškas žmogus, nes kaip tu sakai, atrodo, kaip, žinai, tu greitai ir nors nespontaniškai turi sukurti kažkokią tokią išlydėjimo programą. Taigi čia yra staigus procesas. Čiagi 3 dienos dažniausiai būna ir per tą... O dažnai būna ryte paskambina, kad vakare. Kad reikia vakare. Ir vat aš galvoju, nu, jeigu ne veltui tu esi tokia, kokia esi, nes kitaip, nu, kaip tu sukurtum, kaip tu išverstum, kaip tu pritaikytum, kaip tu pajaustum. Ir kaip tas procesas virstų kūnu. Ir aš galvoju, kaip tu pati tame jautiesi. Bandau suprasti, koks jausmas tave lydi to proceso metu, po jo, kaip tu jautiesi tame procese. Pradžioje buvo, na dabar dėl to, kad jau yra patirtis, tai yra ir tam tikras lengvumas tame, nes jau turiu tuos rėmus susidėliojus, kur sakau, tik taip parenku, nes jau turiu ir visą sektuvą dainų, kurios kažkaip susirenka per tą visą ir kartais jos kartojasi. Kartais ateina, juk nėra taip, kad visas 7 dainas aš per vieną dieną turiu paruošti, nes tiesiog neįmanoma nei fiziškai, nei kitaip. Kaip tik su šita Puerto Riko istorija buvo tuo gera, kad man buvo duotos 5 dienos tam viskam pasiruošti, nes kol atskrido dukra, kol vyko viskas tai. Tai tuomet galėjau ir ilgiau ir apmastyti ir taip toliau, o dabar jau turiu visą sektuvą tų dainų ir tada temomis susidėliojus ir žiūriu. Pereinu visas vaikystės dainas ir žiūriu, ar kažkuri užkabino, ar ieškom naujos, ar būna žmonių, kurie sako, nu mes nieko nežinom, nei vienos dainos, ką mėgo, gal nieko nemėgo, o gal viską mėgo. O būna žmonių, kad atsiunčia man 18 dainų sąrašą tikslų ir sako, va šitos dainos yra pačios mylimiausios. Ir tada man jas reikia visas perklausyti ir parinkti 7, kurios tiktų į tą. Tai yra Spotify'us playlistai. Tai jo, tai va visokių tų būdų. Ir dar žinoma, pagal tai, ar buvo žmogus tikintis, netikintis, vėl yra kitaip. Jeigu prašo, kad nesakyčiau jokių religinių tokių žodžių, momentų, tai tada tuos 7 žodžius, 7 žingsnius pagal Jėzaus sakinius sakau tik tai kaip pačius žingsnius, be Jėzaus konteksto, kad tai kaip išminties žinutė. Jo, kiekvieną kartą kažkaip tai tenka varijuoti. Ar sunku, ar paprasta susišnekėti su artimaisiais? Vis tiek tai yra staigus dažniausiai procesas, nu nebūtinai, bet kaip tu sakai, vis tiek, nu faktas staigus vis tiek yra. Ir ar tada lengva būna su artimaisiais, paprasta, ar vis tik, nu va čia yra ta sudėtingoji dalis? Labai priklauso, žinoma, nuo pačių žmonių. Iš vis bendravimas su žmonėm kažkaip yra mano tas arkliukas gal gyvenime, nes aš labai bendrauju su labai skirtingų žmonių, su labai skirtingais žmonėmis, labai skirtingose situacijose. Ir žinoma, laidotuvės yra labai specifinė vieta. Pradžioje aš dirbdavau tik su pažįstamais žmonėm, tai būdavo kitaip. Paskui jau, kai pradėjo skambinti nepažįstami žmonės, pavyzdžiui, sako, mano vyras, mes su vyru buvom kažkada laidotuvėse, kai jūs ten kažką palydėjot ir jisai man pasakė arba šitą, arba iš vis jokių. Tai va, sako, dabar vyras mirė, man reikia jūs arba iš vis nieko negaliu kviesti. Nes taip kaip geri muzikantai vestuvėse. Jo, tai
Tai tada pradėjau man reikėti dirbti ir su visai svetimais žmonėm ir prisitaikyti pagal jų nuotaikas, pagal dabar jau turiu ir susidėliojus galvoje klausimus, ką jiems reikia užduoti, kokius konkrečius klausimus užduoti, nes vieni gali pasakoti labai daug apie mirusįjį, kiti sako tik, kad aš nežinau, ką pasakoti. Žmogus kaip žmogus, ką, ta prasme, niekuo neišsiskiriantis ir taip toliau, bet kai kažkaip pavedi, vis tiek surandi tų perliukų, kuo jisai skiriasi ir kas jį apibūdina. Na, dar kartą, jeigu grįžtant į tai, kaip jautiesi pati, nu, tarkim, po proceso. Jo, pamačiau tą klausimą. Pradžioj labai ilgai man reikėdavo išsivalyti po. Galbūt dėl to, kad aš viską duodavau iš savo resursų. O dabar aš jau tiesiog esu tarpininkas. Aš sakau, darykit per mane, parinkit per mane, bet čia ne aš padedu, čia ne aš raminu, čia aš esu tik tai įrankis ir tada taip viskas vyksta lengviau. Žinoma, labai priklauso nuo laidotuvių. Vieną kartą yra tekę, kai sakiau, savižudžio, to jauno vaikino buvo daug ilgiau, man reikėjo ir melstis, ir kažkaip vaikščiojo man iš paskos dar vis tos mintis. Dvigubos laidotuvės buvo, vyras ir žmona žuvo avarijoje kartu, tai žinoma ir vaikam ir anūkam buvo toks šokas per vieną dieną prarasti abu tėvus, abu senelius. Tai tada gal 3 dienas nebendravau su niekuo, tiesiog vienuolyne važiuodavau ir melsdavausi, kol man viskas nusiramino. Labai priklauso nuo žmonių. O būna uždarau duris ir nebeatsimenu. Jo, kas jaučiasi po to, jeigu taip lieka? Ta prasme, lieka pojūtis, mintis, sapnai kažkokie, tai ar pojūtis, kad tie žmonės kažkur šalia, kaip pasakai, kad prie lovos stovėdavo, kas lieka? Būna kartais, kad ir vaikšto iš paskos. Toks jausmas, kad vaikšto ir vis matau, pavyzdžiui, nuotrauką to žmogaus. Važiavau į vienuolyną rekolekcijų savo asmeninių, savaitį tiesiog užsidaryti norėjau vienuolyne ir prieš pat išvažiuojant palydėjau žmogų, prašė artimieji, kad nebūtų nei kunigo, nei mišių, taip kaip žmogus gyveno, taip jisai ir norėjo numirti ir taip būti ta prasme taip ir palydėti. Šeima įvykdė jo valią, kad be kunigo, be mišių. O man 3 dienas vienuolyne, aš negaliu nieko daugiau daryti, nei savo kažkokiais reikalais užsiimti, nes visą laiką matau to žmogaus veidą prieš akis. Ir 3 dienoje aš tiesiog parašiau artimiesiems, kad, sorry bambori, bet aš užsakau mišias, nes aš noriu tos ramybės. Jūs įvykdėt jo valią ir palaidojot, kaip palaidojot, bet aš noriu. Ir pasakiau, kad aš užsakau vienuolyne, rytoj bus vakare mišios, užsakau už jį mišias. Jeigu norit, galite atvažiuoti prisijungti. Ir visa šeima, ir jis tą netikėjimą buvo įskiepijęs ir į vaikus, kaip netikėjimą, nereligingumą galbūt. Ir tada ir visa šeima atvažiavo, ir vaikai, ir anūkai, ir visi atvažiavo į tas mišias. Ir po to pradėjo vaikščioti į mišias, pradėjo važinėti į tą vienuolyną. Jo švogeris padarė net kryžių tam vienuolynui. Vienu žodžiu, taip užsikabino, kad įvyko kažkoks perversmas pačioj giminiai. Bet čia buvo ne iš manęs, jisai tiesiog taip prašė tas žmogus. Taip jautai, kad reikia padaryti. Taip jaučiau, kad reikia padaryti ir taip kažkaip. Aš taip suprantu, jeigu taip paėmus vaikystę, tikrai niekada negalėtum pagalvoti, kaip ten žmonės nori būti kosmonautais ar dar kažko, kad tu būsi tokia lydintis toks žmogus į tą pasaulį. Tai čia turbūt niekaip negalėtum sugalvoti tokio momentą, ne? Ir taip ir ne. Dabar, kai paklausėjai,
aš kai sakiau, kad paauglystėje ruošiausi būti vargoninkė, tai iš tikrųjų aš ruošiausi į vienuolyną. Mano pirminė tokia mintis buvo, kad aš noriu būti vienuolė. Nes labai noriu padėti žmonėms. Vat motinos Teresės vienuolyje man kažkaip tai tuo metu vaikščiojo galvoje, arba Švento Pranciškaus. Tai paskui mano gyvenimas visiškai į priešingą pusę nukeliavo, čia gal nepasakosiu, bet iš tikrųjų tas noras padėti žmonėms, vat ypač toj dvasiniai plotmėj, tai jisai buvo manyje jau pasėtas gana anksti. Ir ta muzika ne veltui, aš taip suprantu, vis šalia, vis lydėjo ir atsirado ir buvo. Jo, o muzika tai jo, čia jau mūsų kraujyje, mūsų ir tėtis muzikantas, ir visos sesės, ir visi muzikos mokyklą pabaigė, ir visi multiinstrumentalistai ir taip toliau, tai kažkaip tas žinoma labai padeda, nes tai yra tokia universali kalba, kurią supranta visi, ypač kai dainuoja tas dainas ten ar Kernagio, ar Aktorių trio, ar to paties Povilaičio, tai yra tos tokios jaunystės dainos, ir kokios gražios mūsų tos lietuviškos dainos, kokio sakralumo. Giesmės ne visos tokios gražios ir taip nepakyli kaip. Ar nepasikvieti seserų padainuoti į šitą, kad būtų tie 3 balsai? Tu be galo gražu turbūt. Na, aš į Vilnių persikrausčiau tik tai prieš porą savaičių, tai būtų mums sudėtinga geografiškai. Ir buvo tokių laidotuvių, kai mes visos 3 pagiedodavom. Bet šiaip tai, čia yra didelis darbas, daug. Ir vakarai, ir paskui visas vakaras užimtas, paskui diena, tai čia ir darbo grafikas nelabai sutampa, ir ruoštis labai daug reikia, ir repetuoti, tai čia yra reikalų. Tai va. Ir kai būna procesas, tu būni visą laiką tam procese išlydėtuvių? Aš būnu 2 valandas per šermenis ir valandą prieš išlydėjimą ir kapinėse. Tai 2 valandas vieną dieną, 2 valandas kitą dieną. Maždaug taip, neskaičiuojant pasiruošimų vis. Tai galima suderinti su darbu tradiciniu kažkokiu, tai pati dabargi irgi darai žemišką darbą ir tai vis tik tau išlieka suderinama, ne? Taip, kažkaip vienaip ar kitaip, bet dabar turiu naują darbą, kur reikia labai labai daug atsiduoti jam, tai nėra ir laidotuvių pakvietimų. Būna laikų, kai tiesiog ryte vieną palydi, vakare jau kitas, ryte vieną, vakare kitą. Čia kaip Ir dar po Lietuvą. susidėlioja. Turbūt nėra vienoje vietoje. Jo, būna taip, kad ryte yra viena mieste, vakare jau yra kita mieste, ir būna toks maratonas, kad tikrai galvoju, ir įdomu, kiek čia aš dabar pavešiu. O žmonės iš darbo žino apie šitą užsiėmimą, ar tada geriau jau? Tai nėra jokia paslaptis mano, kad aš tuo užsiėmu, bet žinoma, nevaikštau ir nesakau labą dieną, aš mirties dula. Čia kažkaip kaip suveda keliai. Tai ar dabar jautiesi tą misiją pildydama, kaip tu sakai, norėjau padėti žmonėm, ar dabar jautiesi, kad tu jam padedi? Taip, dabar jau iš tikrųjų laidotuvėse jaučiu pačią didžiausią savo gyvenimo prasmę, kad aš darau tą, dėl ko aš buvau pašaukta į šitą žemę gyventi. Turiu tokį. Nors kai išvažiavau gyventi į Lenkiją, aš 15 metų gyvenau Lenkijoje, tai kai nuvažiavau tenai ir galvoju, tai dabar negaliu būti nei mokytoja, nei vertėja, nei vargonininkė, nes nemokėjau kalbos pradžiai. Ir galvoju, tai kuo aš noriu būti, ką aš noriu daryti. Ir taip pasiėmiau popieriaus lapą ir nupaišiau upę, tiltą ir 2 žmonės per tą tiltą kalbančius, nesusikalbančius ar kažkaip. Ir aš galvoju, aš noriu būti tiltas.
Ir man va ta tilto misija yra labai labai dažnai gyvenime, va, ir eksporte, dabar kaip aš dirbu eksporte, ar ne, kad produktą sujungti su pirkėju, arba ten kažkokią problemą su sprendimu, arba sukontaktuoti žmonės, kurie vienas kitą nepažįsta ir sako, gal tu pažįsti kažką, kas daro tą ir tą. Tai va tokia tilto misija pas mane buvo, aš žinau, kokių 20 metų, kur aš taip vis įsivardindavau, kad aš esu tiltas. O paskui, kai pradėjau giedoti laidotuvėse, man viena draugė sako, ai, tai tu tiltininkė esi, ta, kuri vat, tarp dviejų krantų, kur sujungia. Ir sakau, geras. Ir net ir čia vat, aš esu tiltas. Tai vat tokį tą, turiu tokį savyje tilto jausmą. Aš manau, kad kai atrandi va tokį pojūtį, kad va dėl ko aš atėjau, tai turbūt yra daugiau negu profesija. Oi, tai čia tikrai ne profesija, nes čia nėra tokių profesijų. Nebūna, čia labiau tokia misija iš tikrųjų. Bet taip, aišku, reikalauja ir daug darbo. Daug laiko, darbo ir muzikinė prasme, ir skaityti, domėtis, ir paskui išsivalyti. Arba kad ir skaityti tuos, buvo įdomi viena patirtis irgi su laidotuvėm, aš dar nepaminėjau, kad šermenų pabaigoje, kai mes visus tuos žingsnius jau apgiedam ir aptariam, to išsiskyrimo žingsnius, tai paskutinis žingsnis, paskutinis Jėzaus sakinys buvo į tavo rankas atiduodu savo dvasią. O žingsnis tai yra gimimo momentas, tai vat, taip kaip žmonės gimsta ir jį paima į rankas tėvo, motinos rankos pirmiausiai ir jį globoja, veda ir taip toliau. Tai va čia yra tas momentas, kai žmogaus dvasia pereina jau į kitą pusę ir jį pasitinka dvasinis pasaulis, tokio kūdikėlio tas įvaizdis. Ir tada visiems laidotuvių dalyviams išdalinu po žvakutę ir prašau, kad jie pasakytų ar bent pagalvotų 2 dalykus. Pirmas, už ką jie labiausiai yra dėkingi velioniui. Tai va čia yra tas dėkingumo momentas, kuris, kaip sakiau, yra didžiausias priešnodis bet kokiam skausmui, kaltei ir visiems tom neigiamom emocijom. O antras dalykas, kad palinkėtų kažko velioniui jo gimimo danguje proga. Ir tai yra tada tas žiūrėjimas, kad tai yra ne pabaiga, o kažko pradžia. Žiūrėjimas į ateitį, ko vat taip trūksta per laidotuvės. Ir tada žmonės tiesiog prieina po vieną, pasako ir garsiai. Aš prašau, kad pasakytų garsiai. Jeigu žmonės išdrįsta, atranda savyje jėgų, tai būna labai gražus tokie prisiminimų vakarai ir padėkojimo. Kai kada žmonės negali, tai padeda tylomis. Bet vis tiek mirusysis tai išgirsta, ką norėjo pasakyti. Ir vieną kartą man yra taip buvę, kad aš po laidotuvių dainavau daug dainų dainavau, bet grįžau namo ir man visą laiką skamba ta viena daina. Tave girdžiu, kalbėk, kalbėk. Ir sukasi. Ir naktį, ir dieną. Iš proto galvojau, kad išeisiu. Ir užmiegu su ta fraze ir prabundu. Ir sakau, atrodo, taip gerai įvyko tos laidotuvės, bet kas yra, ko tas žmogus taip nerimsta? Ar man čia kažkokias mišias užsakyti? Kodėl jo ta daina vis man iš paskos vaikšto ir nepaleidžia? Ir tada gal jau 3 dienos vakare jau tokia aš buvau pavargus nuo to.
Ir aš jam prieš miegą išsikviečiau prieš akis jo nuotrauką, Vaizdą? jo vaizdą. Ir jam sakau, tave girdžiu, kalbėk, kaip vat toj dainoj. Ir užmigau. Ir sapnuoju. Sapnuoju šermenis jo iš urnos perspektyvos, nes tai buvo urna. Matau, kaip žmonės sėdi su žvakutėmis, kaip jie prieina ir deda, ir vis prie manęs vis šviesiau, vis daugiau žmonių ateina. Ir visą laiką fone skamba šita daina, girdžiu savo balsą, gitarą, kaip aš dainuoju šitą dainą. Nu, kaip koks reklaminis klipas, negalėčiau įvardinti kitaip. Tokio gražumo sapnas. Ir tada prabudau su tokiu didžiuliu dėkingumu ir sakau, tu padėkoti norėjai. Tai vat taip atsidėkojo man va tokiu gražiu sapnu ir viskas, ir dingo man ta Katarinka tokia galvoj. Tai va čia tokių va, visokių patirčių. Galėčiau pasakoti ir pasakoti. Aš taip jau ir jaučiu dabar. Ir jeigu taip galima, parezimuojant, ne, vis tiek reikia surezimuoti kažkaip, tai ar galima taip sakyti, kad prisilietimas prie tos mirties, jisai įgauna prasme, įgyja prasme pačiam gyvenimui, kad gyvenimas tampa. Jo, mirtis yra mūsų pati geriausia gyvenimo mokytoja. Iš tikrųjų, jinai padeda susidėlioti prioritetus. Jinai duoda suprasti, kad tą laiko tėkmę, kad ji yra baigtinė ir kad mes gerai išnaudotume tą laiką. Jinai duoda suprasti, ką mes galime išsinešti po mirties. Tai tą, ką mes galime išsinešti, ir yra vertingiausia, o ne tą, ką mes čia tik tai paliksim. Ta prasme, per laidotuvės dažnai dainuoju irgi mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Kad džiaukimės dabar. Visi mirusieji per laidotuvės mums sako, džiaukitės, kvėpuokit, pilnais plaučiais, jūs gyvi, jūs gyvenkit. Tai vat mirties žinutė yra gyvenkit. Aš taip suprantu, ir tau pačiai tai daug ką atsako, ne? Ir tu pati savo daug ką atsakei su šitam žinutėm ir su šitais visais impulsais gyventi, ar ne? Tai tu prisilieti, kad gyvenimas kaip ir, čia įvyko jo kulminacija, pavadinkim taip, ir čia, prasme, aš taip suprantu, galėtum gal net ir kokią knygą parašyti iš to. Jo, bandom su Giedre rašyti. Bet vis kažkaip tiek daug vyksta, kad nėra laiko atsisėsti ir susidėlioti. Gal kada pensijai. Tai bet negali taip sakyti, tai gyvenkit dabar. Jo, tai dabar gyvensiu, o rašyti nežinau, kada suspėsiu. Tai ačiū tau, kad tu pasidalinai. Taip supratau, kad atsivėrė tokia tik tai Pandoros skrynia, kur galima dar kalbėti, ne? Tai mes esame daugiau temų, tai šiam kartui dėkoju. Ačiū labai, kad pakvietei.